Labas vakaras, mėly krepšinio gerbėjai. Šiandieną neeilinė diena sostinės gyventojams ir visos Lietuvos krepšinio aistruoliams. Šiandieną čia Vilniuje Lietuvos Ryto arenoje netrukus prasidės Europos taurės moterų krepšinio rungtynės, kur vietos kibirkštis Vičiki komanda susitiks su viešniomis iš Slovakijos MBK Ružembereko komanda. Šios rungtynės labai svarbios yra vilnietėms tuo, kad jeigu šiandieną jos iškovos pergalę, jos užsitikrins vietą Eurocup pirmųjų 16 komandų tarpe ir tęs kovą dėl šio garbingo apdovanojimo. Jeigu vilnietėms, tarkim, šiandieną nepavyktų iškovoti pergalės, tuomet jau visaip gali susiklostyti tolesnis šios komandos likimas. Pagal tokią sistemą vyksta šis turnyras, kad po dvi stipriausias komandas iš grupės patenka į kitą varžybų etapą, tai yra į aštuntfinalį, ir šiuo metu vilnietės yra iškovojusios vieną pergalę ir patyrusios vieną pralaimėjimą. Neįprastai nedaug, tik 3 komandos dalyvauja šiame pogrupėje, būtent pogrupėje H, kur dalyvauja Vilniaus kibirkšties krepšininkės, kadangi visiškai neseniai dėl finansinių sunkumų atsisakė vienas klubas iš Izraelio, tai Elidzur Ramija, ir dabar liko tik 3 komandos, būtent šio vakaro mūsų varžovės, tai MBK Ružembereko komanda, taip pat Turkijos vienas iš klubų, tai Antakijos komanda, na ir Vilnietės. Ir Turkijas jau galima sakyti užtikrino vietą kitame varžybų etape, tuo tarpu Vilnietėms šios varžybos yra labai svarbios, kadangi jos išvykoje įveikė 5 taškų persvarą visiškai neseniai šio vakaro varžovės, ir šiandieną, jeigu jos pasiektų pergalę, tuomet jau 100% užsitikrintų antrąją vietą ir tuo pačiu kelialapį į kitą varžybų etapą. Baltos spalvos aprangą vilki aikštės šeimininkės, Vilniaus kibirkšties krepšininkės, kurios pradeda tokios sudėties: 8 numeris Greta Šniokaitė, 4 Celestė Trahan, 11 Lina Pikčiūtė, 12 Vita Kuktienė ir komandos kapitonė 14 numeris Kristina Vengrytė. Svečios iš viešnios iš Slovakijos, tamsios spalvos apranga, išmestas ginčo kamuolys ir jį laimi aikštės šeimininkės. Iš užlipio dabar grąžins kamuolį Šniokaitė. Aikštės šeimininkės treniruoja Tadas Stankevičius ir kibirkšties vyr-trenerio asistentė yra žinoma praeitie krepšininkė Jurgita Štrimikytė Virbickienė. 2 legionierės yra šių metų vilniečių komandoje, viena iš jų yra aikštėje. Neblogas prasiveržimas, metimas ir pražanga yra fiksuojama Veronikai Černakovai. Ji neleistinai prasižengia prieš Gretą Šniokaitę, tačiau metimai nebus metami, kadangi buvo prasižengta šiek tiek prieš metimą. Daniels grąžina kamuolį į žaidimą, vėl čia pat jį gauna, amerikietė su kamuoliu, įžaidinėja jį. Kol kas asmeniškai ginasi varžovės, daug perdavimų atlieka Vilnietės. Ir dabar klaida, perimtas kamuolys, Minčikovas skuba į priekį, perdavimas ir pirmuosius taškus šio vakaro susitikime pelno svečių legionierė Holmes. Taigi 0-2 kol kas atsilieka Vilnietės. Tačiau tai tik mačo pradžia ir turbūt šiandieną iki pat pabaigos mes išvysime labai atkaklę kovą, kadangi Slovakijams taip pat nebėra kur trauktis. Jeigu jos šiandieną pralaimėtų, jos taip pat jau turėtų atsisveikinti su kitu etapu. Ir dar vienas vilniečių prasiveržimas, sudėtingas metimas, nepataiko šį kartą Šniokaitė ir pavyksta pasimti kamuolį viešnioms. Labai aktyvi Minčikova, Černakova. Metimas iš nuotolio ir kamuolį paima Vilnietės, tačiau čia pat jį praranda, na kažkaip neužtikrintai mačo pradžioje atrodo kibirkšties krepšininkis, daug kartų leidžia kartuoti varžovėms kamuolius ir galų gale dabar pavyksta perėti vidurio liniją, dar viena pozicinė aikštės šeimininkių ataka. Ir toliau asmeniškai ginasi viešnios. Na, šiandieną bus daug kovos, metimas iš toli ir pataiko pirmieji taškai. Kristina Vengrytė pelno 3 taškus ir kibirkšties krepšininkės įsiveržė į priekį, pirmauja minimalia persvara 3-2. Prabėgo jau beveik 2 minutės šiame susitikime ir kol kas minimalia persvara pirmauja Vilnietės ir daug erdvės po vilniečių krepšių, tačiau šį kartą šypsosi fortuna aikštės šeimininkėms. Vengrytė persivaro vidurio liniją, atiduoda kamuolį Daniels. Šį juodaodė krepšininkė ieško komandos draugių. Daug užtvarų stato Vilnietės, metimas iš toli, dar kartą 3 taškai, bingo! Pataiko Greta Šniokaitė ir rezultatas auga mūsiškių naudai, 6-2. Sėkminga pradžia, na dabar pavyksta šiaip ne taip atiduoti perdavimą komandos draugiams, tačiau 8 sekundės ir kamuolys
dar buvo varžovų aikštės pusėje, taigi per tam tikrą laiko tarpą, nustatytą laiko tarpą, viešnioms nepavyksta persivaryti vidurio linijos ir ši klaida lemia tai, kad kamuolys dar kartą atitenka aikštės šeimininkėms. Jau prieš šias rungtynes Tadas Stankevičius ir Jurgita Štreimikytė minėjo, kad šiandieną laukia sunkios rungtynės, nes varžovės taip pat nebeturi kur trauktis. Na, o praėjusiame ture Vilnietės šioje arenoje patyrė pralaimėjimą nuo Turkijos krepšininkų ir šiandieną jos yra super motyvuotos. Dabar iš dėkingos situacijos beveik iš po krepšinio pataiko Vilniečių aukštaūgį Lina Pikčiūtė. Dabar jau reikia gintis, nes kamuolys prie mūsiškių krepšio netaiklus. Dabar svečių legionierės metimas. Na, suprantame, kad Holmes daug atakuoja šiandieną Vilniečių krepšį, 23 numeriu pažymėti šios amerikietės marškinėlį. Ji yra pati rezultatyviausia svečių ekipos gretose, vidutiniškai 22,5 taško per vienerias rungtynes pelno ši juodaodė amerikietė ir suprantama, kad ji imasi lyderės vaidmens. Pikčiūtė prašo kamuolio, tačiau sunku ją įvesti. Metimas iš distancijos, labai netikslus, ima kamuolį Vilnietės. Dar vienas metimas ir 2 kartus dabar nepavyksta pataikyti vengrytei. Reikia gintis nuo viešnių atakos. Labai greitai žaidžia kamuolį viešnius ir iš vidutinio nuotolio pataiko dabar svečių ekipos žaidėja Veronika Černakova. 8-6-4, 2 taškų persvara. Pirmauja Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Na, kol kas visiškai lygų žaidimas, vos 2 taškų pranašumas, kuris dar nieko nereiškia, nes sužaista tik kiek daugiau nei 3,5 minutės. Gražus prasiveržimas ir dabar nebeturėdama kito pasirinkimo svečių ekipos atstovė Teta Mandova kerta kibirkšties komandos krepšininkai. Šniokaitė per rankas ir dabar Vilniečių žaidėjas stoja prie baudų metimo linijos. 2 baudos metimai į varžovių krepšį, esant rezultatui 6-4 kibirkšties komandos naudai. Pirmasis metimas dėja netikslus. Greta Šniokaitė vidutiniškai pelno po 4 taškus. 22 metai šiai krepšininkai. Ir antrasis metimas tikslus. Vėl atstatomas 3 taškų pranašumas. 7-4. Aikštės šeimininkių gretose pasirodo nauja krepšininkė Mantė Kvedaravičiūtė. Ji keičia ką tik baudos metimą pataikiusią Šniokaitę. Dabar priverstus gintis jau Vilnietės. Labai akylai prižiūrima svečių lyderė. Juodaodė krepšininkė ir kaip tik dabar mūsiškių greita ataka. Prasiveržimas po krepšio ir gaila, kad neįkrinta kamuolys, nes dabar jau prasižengta buvo prieš Vilniečio ekipos žaidėją ir Kelly Daniels dabar stos prie baudų metimo linijos. 28 metų ši amerikietė. Meta dabar jį baudos metimus. Pirmasis tikslus. 8-4. Jau 4 taškų persvara pirmauja Vilnietės. Neblogai klostosi mačo pradžia aikštės šeimininkėms. Ir jos įgyja 4 taškų pranašumą. Deja, netikslus antrasis Daniels metimas. Dabar priverstos gintis yra aikštės šeimininkės. Kol kas asmeniškai ginasi abi komandos. Labai svarbu, kad nepabėgtų, žiūrint iš varžovų pozicijos kibirkštis, iš mūsiškių varžovės. Taigi labai kibi gynyba ir kol kas turbūt dominuoja daugiau gynybinis žaidimas, nes nerviniai tampa taip pat saugo kaustų varžovės. Ir dabar greita Vilniečio ataka, puikius derinys iš po krepšio. Vita Kuktienė pelno dar 2 taškus ir neapsikentė svečių komandos treneris Stefanas Svitekas prašo minutės pertraukėlės, nes aikštės šeimininkės jau įgyja 6 taškų pranašumą, didžiausią persvarą šio vakaro susitikime, kuri nuteikia optimistiškai. Vilnietės sėkmingai startavo šių metų Eurocup taurės turnyre, kaip jau minėjau. 5 taškų persvara buvo įveiktos būtent šio vakaro varžovės. 59-54. Spalio 24 dieną šios dvi komandos rungtyniavo Slovakijoje ir tuomet nepavyko Slovakėms iškovoti pergalės. Šiandieną jos atvyko į Vilnių kupinos ryžto ir noro atsirevanšuoti už tą pralaimėjimą, nes, kaip jau minėjau, šiandieną, jeigu Slovakės pralaimi, viskas joms pasirodymas Europos taurėje yra baigtas, o Vilnietės būtų drąsiai galima sveikinti su kelialapiu į
antrąjį varžybų etapą. Nesėkmingai susiklostė praėjusias rungtynės Vilnietėms, kurios čia spalio 31 dieną žaidė su Turkijos Antakijos klubu ir tuomet Vilnietės pralaimėjo gan skaudžiai 66-93, nors tas rezultatas atrodo ir triuškinantis, tačiau tikrai nespindi jis visų įvykių vykusių aikštėje, kadangi vienu metu aikštės šeimininkės atsilikinėjo tik 5 taškų persvarą ir tas varžovų pranašumas buvo susikrautas tik pačioje mačo pabaigoje. Dabar tęsiasi žaidimas. Slovakijos klubo ataka. Ružombereko krepšininkės labai gerai žaidinėja kamuolį, kol kas tengiasi atlikti tikslius perdavimus, tačiau kaip tik dabar klysta ir greita aikštės šeimininkio ataka iš po krepšio, 2 taškai. Lina Pikčiūtė didina rezultatą iki 8+, 12-4, netrukus įpusėjęs pirmasis rungtynių kėlinys, labai sėkminga pradžia, dar kartą klysta viešnios, na tiesiog krenta kamuolys iš rankų Ružombereko krepšininkėms, o Vilnietis dabar ant bangos, taikliai žaidžia juos atakuodamas varžovių krepšį, neblogai ginasi ir kol kas neranda priešnuodžių varžovių ekipos krepšininkės. Šį kartą sunkokas buvo šis Mantės Kadravečiūtės metimas, jis netikslus, reikia gintis. Kol kas nei kartų neprasižengė pirmajame kėlinyje aikštės šeimininkės, todėl galima gintis kiečiau, kadangi komandinės pražangos dar nesurinktos ir nebus metami metimai į Vilniečių krepšį, jeigu bus prasižengta nemetimo metu. Vėl meta beveik laisva šiame epizode svečių ekipos žaidėja Kmetova, tačiau nepataiko. Gal ir gerai, kad Vilnietis dabar žaidžia per aukštesnės savo krepšininkės, aukštaūgės ir dabar atsidūrė, na, turbūt apie 20 cm skirtumas buvo tarp svečių ekipos žaidėjos Veronikos Černakovos. Na, jos ūgis yra 1,75 cm, o Linos Pikčiūtės 1,92 m, taigi 17 cm skirtumas ir neturėdama kito pasirinkimo Slovakijos krepšininkė prasižengia ir dabar jau 4 komandinės pražangos. Taigi kiekvieną kartą, jeigu prasižengs dabar Slovakijos, Vilnietis mes baudos metimus, o čia neleistinai kovodama dėl geresnės pozicijos žaidžia Vita Kuktienė, nusistumė varžovę. Pirmoji asmeninė ir tuo pačiu pirmoji komandinė pražanga Vilnietėms pirmajame rungtynių kėlinyje. Taigi tik viena komandinė pražanga. Vaščiūnaitė pasirodo aikštėje. Treneris Stankevičius supranta, kad reikia palaikyti aukštą varžybų spartą ir svarbiausiai, kaip akcentavo treneris prieš šias rungtynes, kad labai svarbu yra gynyba. Nereikia leistis įžaisti Slovakiams, kurios, kaip jau minėjau, į Vilnių atvyko itin motyvuotos ir šiandieną kovos tik dėl pergalės. Dar viena pražanga Vilnietėms. Vitalija Vaščiūnaitė ką tik pasirodžiusi aikštėje, prasižengia dabar, tačiau tai yra tik antroji komandinė pražanga, Vilniečių pražanga ir Ružombereko klubo atstovės kol kas dar nemes baudos metimų. 4 kartus yra pražengiusios viešnios ir 2 kartus šeimininkės. Slovakijos ataka ir gerai dėl kamuolių kovoja dabar Vilnietis, Pikčiūtė, paima kamuolį ir dabar jau štai kaip gerai, kad dabar yra jau 4 komandinės pražangos, kadangi dabar prasižengia jau 5 kartą svečių komanda šiame pirmajame kėlinyje ir aikštės šeimininkės, konkrečiai kėlė Daniels, stos prie baudų metimo linijos ir yra galimybė pirmą kartą šio vakaro susitikime padidinti skirtumą iki 2-ženklio. Taiklus pirmasis metimas, 13-4. Deja, antrasis metimas skrieja pro šalį, tačiau netaip ir blogai. Sužaidus 2/3 laiko, pirmajame rungtynių kėlinyje 9 taškų persvara, 13-4, pirmauja Vilnietis. Nesiryžo dabar, na, praktiškai laisva buvusi mesti į krepšį varžovių žaidėją, o čia kaip ir galima tikėtis, Holmes. Sekvaja Holmes, pelno taškus ir šiek tiek mažina svečių atsilikimą, mažina iki 7 taškų, 13-6, vėl Daniel su kamuoliu, Kuktienė, Pikčiūtė, na teisingai dabar žaidė Pikčiūtė, ji turėjo ūgio persvarą prieš varžovų ekipos žaidėją,
Anderson. Švedijos tautybę turinčią krepšininkę, tačiau nepavyko Pikčiūtė mesti. Dar viena aikštės šeimininkio ataka. Daniels. Perdavimas į kitą atakos kraštą, šiek tiek nepatogiai buvo siūstas kamuolys Kuktieniai, tačiau dabar Kuktieniai išprovokuoja varžovių pražangą ir Vilniečių ekipos žaidėjas stos prie baudų metimo linijos ir dabar keitimas, dar vienas keitimas Vilniečių gretose. Gan daug darbo atlikusi Ilina Pikčiūtė, sėdasi pailsėti ir vietoj jos aikštėje pasirodys pati aukščiausia aikštės šeimininkių žaidėja Kristina Alminaitė. Jos ūgis 2 metrai 4 centimetrai, 22 metai šiai krepšininkai ir yra pati aukščiausia žaidėja tiek Kibirkšties komandoje, tiek ir šiandieną aikštėje, kadangi varžovių gretose nėra taip pat tokios aukštos krepšininkės. Pirmasis Kuktienės metimas skrieja pro šalį, antrasis taiklus ir vėl atstatomas 8 taškų pranašumas, 14-6, likus žaisti mažiau nei 3 minutės pirmajame rungtynių kėlinyje. Ir toliau 2 komandinės pražangas, te turi surinkusios Kibirkšties krepšininkės. Dabar jau iš po užtvaros nespėjo laiku išlysti Vilniečių komandos žaidėja Vaščiūnaitė. Ji prasižengia, 3 komandinė pražanga ir dabar aikštėje pasirodys Rima Valentinė. Turbūt visi krepšinio gerbėjai puikiai žino ir pažįsta šią krepšininkę, pasižyminčią ypač tiksliais tolimais, tai yra tritaškiais metimais. Dabar gerai, kad prameta aikštės šeimininkių žaidėja, o čia tiesiog nesugraibo kamuolio aukštaūgė Alminaitė ir ji prasižengia. Tai jau yra 4 komandinė pražanga ir dabar, nepaisant to metimo ar nemetimo metu bus prasižengta, jeigu Vilnietis prasižengs, jau bus metami metimai į Kibirkšties krepšį. 2,5 minutės lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos, 14-6, pirmauja aikštės šeimininkės ir dabar slysteli varžovio ekipos žaidėja. Greita aikštės šeimininkių ataka, baigėsi nesėkmingai, čia prarastas kamuolys ir iš po krepšio 2 lengvus taškus pelno Eva Kmetova, 14-8. Kuktienė nuramina savo komandos draugės, sako ramiai, iš tiesų karščiuotis ir skubėti nėra kur, nereikia tokio chaotiško žaidimo, kuris išmuštų iš vėžių aikštės šeimininkių komandą, kuri žaidė labai drausmingai, vien deriniai. Ir labai graži dabar užtvara pastatyta aikštės šeimininkių krepšininkai Mantė Kvedaravičiūtė ir ši 21 metų krepšininkė pelno 3 taškus. Vėl saugesnis Vilniečių pranašumas, 17-8, 9 taškų persvara prasidėjus prieš paskutiniai pirmojo kėlinio minutei. Galbūt ir per reikalo taip aktyviai savo baudos aikštelėje ginasi Vilnietis, nes dabar jau 5 komandinė pražanga ir turėtų būti metami baudos metimai. Greta Šnekaitė vietoje Vitalijos Vaščiūnaitės pasirodo aikštėje. 3 pražangas susirinko Vitalija Vaščiūnaitė labai greitai. Varžovių komandos lyderė. Sakvaja Holmes pataiko pirmąjį baudos metimą. Antrasis aikštės šeimininkių laimiai netikslus. Valentinė skuba į priekį. Kuktienė. Vos neįslysta kamuolys ją iš rankų. Ir dabar jau apdorojusi kamuolį Kuktienė išprovokuoja varžovių ekipos krepšininkę. Kadangi prasižengta yra jau gerokai anksčiau 4 kartus, taigi komandinės pražangos viršijo limitą ir Vita Kuktienė pelno tašką tiksliau nuo baudų metimo linijos. Antrasis baudos metimas dėja vėl netikslus. Neitin tiksliai meta šiandieną Vilnietis baudas, maždaug kas antrą metimą. Vėlgi nepavyksta padidinti pranašumo iki 2-ženklės persvaros, 18-9. Besibaigiant pirmajam rungtynių kėliniui, pirmauja Vilniaus Kibirkšties krepšininkės.
Dabar paleido laisvą varžovio ekipos krepšininkę Vilnietis, tačiau pavyksta vėl, kad Brežanova nepataiko beveik iš po krepšio. Tiesa, kamuolys atitenka slovakiams, jų ataka. Netrukus prasidės paskutinioji pirmojo kėlinio minutė. 18-9, rezultatas nekinta, 9 taškų persvara, priekyje aikštės šeimininkės. Suklaidina dabar Vilnietė, tačiau stogą išrašo Alminaitė. Ir greita aikštės šeimininkių ataka. Trahan pasirodė aikštėje, 4 numeris. Vilniečių gretose meta ši amerikietė, nepataiko. Alminaitė bando kovoti dėl kamulio, tačiau varžovės atsitveria ir sunkiai sulaikoma šiandieną yra Holmes. Neįstengėjo stabdyti Vilniečių ekipos krepšininkės. Kitaip, kaip tik prasižengdamos, ir dabar varžovio ekipos legionierės stos prie baudų metimo linijos. 5 taškus šiandieną surinko Holmes. Ir šis baudos metimas tikslus. 18-10 priekyje kibirkšties krepšininkės. 45 sekundės lieka komandom žaisti pirmajame rungtynių kėlinyje. Tačiau ir varžovės neįtin sėkmingai meta baudas. 18-10. Šnekaitė, Valentinė, Alminaitė, vėl Valentinė. Na, šį kartą nepavyksta įvesti kamulio po krepšių buvusi Alminaitė. Reikia skubėti grįžti, nes viešnios labai greitai skuba į priekį ir Holmes vėl nesulaikoma. Sekvaja Holmes pelno dar 2 taškus. Dabar jau galima laikyti kamulį iki pat pirmojo kėlinio pabaigos. Turbūt tai ir darys Vilnietis. 18-12, 6 taškų pranašumas Vilniečių pusėje, o lieka žaisti vos 7 sekundės. Gal ir neblogai, teisingai padarė dabar Kvedarvečiūtė. 1-1 buvo palikta su varžovio ekipos gynėja Vilniečių komandos žaidėja, kuri prasiveržė ir sėkmingai atliko metimą iš po krepšio. Taigi 8 taškų pranašumas, 20-12 po pirmųjų 10 žaidimo minučių priekyje Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Netrukus prasidės antrasis rungtynių kėlinys tarp Vilniaus kibirkšties Vičyki ir MBK Ružambereko komandų. Kol kas viešnios iš Slovakijos atsilieka 8 taškų skirtumų, 20-12. Toks yra rezultatas po pirmųjų 10 žaidimo minučių ir nepaisant to, kad svečių ekipos lyderė Sekvaja Holmes pelnė 8 taškus iš 12 visų Slovakijos klubo pelnytų taškų, tačiau nepaisant to Vilnietis pirmajame kėlinyje buvo beveik visais žaidimo komponentais pranašesnis už savo varžoves. Nuo pat mačo pradžios aikštės šeimininkės parodė, kas yra tikrieji šeimininkai čia. Na ir viskas klostosi kol kas sėkmingai. 20-12 toks yra dabar kibirkšties pranašumas. Tačiau tai tik mažas žingsnelis link pergalės, kurio šiandieną verkiant reikia aikštės šeimininkių komandai, norint patekti į kitą Europos taurės turnyro etapą. Kaip jau minėjau, transliacijos pradžioje pergalė šiandieną garantuotų Vilnietėms patekimą į antrąjį etapą. Nu ir to pačiu Vilniaus sirgaliams mažiausiai rungtynes dar su kažkuria iš komandų šiame Europos taurės turnyre.
Antrąjį kėlinį pradeda viešnios, jų dabar ataka. Pernelyg kietai grūmėsi šiandieną vilniečių aukštaūgis po savojų krepšių ir šiame epizode prasižengė Kristina Alminaitė. Antroji šios aukštaūgės pražanga. Grąžina kamuolį į žaidimą Slovakijos krepšininkės. Metimas, kairė ranka, pataiko dabar Baburova. Ir pirmosius taškus antrajame rungtynių kėlinyje pelko klubo iš Slovakijos atstovės. Dabar palikta buvo be priežiūros aikštės šeimininkų žaidėja. Šniokaitė pati galėjo mesti į krepšį, tačiau žaidė nesavanaudiškai ir atliko perdavimą Celestei Trahan, kuri dabar mes 2 baudos metimus, nes varžovo ekipos krepšininkė neleistinai kirto amerikietį per rankas. Pirmasis baudos metimas tikslus. 1,84 cm, 27 metų yra ši legionierė iš Jungtinių Amerikos valstijų. Šiek tiek per anksti įžengė į baudos aikštelę dabar viena iš varžovių ekipos krepšininkų, tačiau nepaisant to žaidimas tęsiamas, nes antrasis baudos metimas buvo tikslus. Taigi kol kas 2-2 antrajame rungtynių kėlinyje ir 22-14. Švieslintie tokie skaičiai šviečia dabar pirmaujant aikštės šeimininkėms. Valentinė persivaro vidurio liniją. Trahan. Fedoravičiūtė. Sunki buvo situacija atlikti metimą, tačiau jį jau buvo padariusi 2 žingsnį ir nebuvo kito pasirinkimo. Priešingų atveju būtų užfiksuoti žingsniai. Dabar koja žaidžia vilniečių ekipos krepšininkė Rima Valentinė. Grąžinamas kamuolys iš užribio. Sužaista kiek daugiau nei 1 minutė laiko antrajame rungtynių kėlinyje. Kol kas 22-14. 8 taškų persvara pirmauja Vilniaus Kibirkšties krepšininkės. Ir dabar po krepšiu atsidūrusi svečių ekipos lyderė Holmes. Dabar pabūgo aukštaūgės Alminaitės. Metimas labai netikslus. Dar vienas metimas iš toli ir pagaliau kamuolys atkovotas po savojų krepšiu. Valentinė. Perdavimas Trahan. Gražiai dabar šiek tiek ore pakaba amerikietė ir pirmą kartą, jeigu neklystu, šio vakaro susitikime aikštės šeimininkės pirmauja 2-ženklę persvarą. 24-14 priekyje Kibirkšties krepšininkės. Ir mačo pirmoji pusė kol kas žiūrovus nuteikia optimistiškai. Kol kas Vilnietės rungtyniauja labai neblogai. Pataiko šį kartą be priežiūros palikta Švedijos krepšininkė Kadidja Anderson. 24-16. Maždaug tai prisviruoja 6, 8, 9 taškų pranašumas. Visą laiką priekyje Kibirkšties krepšininkės, kurios kol kas laiko iniciatyvą savo rankose ir neleidžia varžovėms priartėti per 1 ar 2 metimus. Valentinė metimas iš toli. Pažįsta dauguma Europos krepšininkių. Rima Valentinė žino jos snaiperės savybės ir dabar jau Valentinė praleidžia varžovę ir nebeturėdama kito pasirinkimo kerta per rankas. Svečių ekipos krepšininkai Bražaniovai, kuri stos prie baudų metimo linijos. Keitimai Vilniečių gretose. Pikčiūtė pasirodo aikštėje. Taip pat dar viena krepšininkė, o svečių komandos žaidėjas stoja prie baudų metimo linijos. Brežaniova pataiko pirmąjį baudos metimą. Antrasis baudos metimas taip pat tikslus, šiek tiek sušvelnina Slovakijos savo atsilikimą. 24-18 ir bando presinguoti Vilnietės, tačiau Valentinė su Trahan labai lengvai įveikia šį vadinamąjį varžovų presingą ir jau veiksmas vyksta prie Ružambereko krepšio. Neblogai įvestas kamuolys, galėjo pati dabar Pikčiūtė mesti krepšį, vis dėlto jį gerokai buvo aukštesnė už savo oponentę. Tačiau nusprendė atlikti perdavimą komandos draugai, perskaitė šį sumanimą Slovakės ir atkovojusios kamuolį, jos dabar jau organizuoja savo ataką. Dar kartą metą svečių komandos žaidėjai Vilniečių krepšį, nepataiko. Iš neblogų padėčių atakuoja Slovakės, tačiau gerai, kad dauguma metimų, ne dauguma, bet gan nemažai metimų skrieja pro šalį.
Vėl įvestas kamuolys Pikčiūtei, jį baudos aikštelėje, daro Verbstė. Metimas, nedaug trūksta, tačiau kamuolys vėl neįkrenta į krepšį ir skuba į priekį pašėluškų greičių Holmes. Beveik viena persivero visą aikštę ir mažina vilniečių pranašumą iki 4 taškų. 24-20, kol kas sausa vilniečių atkarpa puolime, nepavyksta pelnyti taškų. Na ir jeigu taip užtruks dar kartą kitą, galbūt reiks minutės pertraukėlės, tačiau 2-2 sužaidžia puikiai vilnietis ir Lina Pikčiūtė iš po krepšio pelno lengvus 2 taškus. Vėl šiek tiek lengviau gali atsikvėpti vilniečių komandos treneris Tadas Stankevičius, kuris visą laiką stoviniuoja ir emocingai reaguoja į įvykius aikštėje. Sužaista beveik 4 minutės antrajame rungtynių kėlinyje, kol kas 6 taškų persvara, 26-20, pirmauja vilnietis, Rima Valentinė sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio, Kelly Daniels pasirodo aikštėje, dabar 2 juodaodės amerikietės, abi legionierius, vilniečių gretose yra aikštėje, tai Celestė Trakan ir Kelly Daniels. Metimas labai netikslus, įma kamuolį Šniokaitė, perdavimas į priekį. Yra techninio broko vilniečių gretose, tačiau moterų krepšinėje jo yra neįmanoma išvengti. Nusprendžia šiek tiek paspausti varžovę vilniečių legionierė, tačiau sėkmingai persivaro vidurio liniją. Dabar Slovakių krepšininkės, jų pozicinė ataka. Kol kas šiandieną nenaudojo aikštės gynybos, nei vienas, nei kitas treneris. Ir dabar prasižengė svečių ekipos žaidėjai, apmaudžiai praradusi kamuolį. Černakova kerta dabar parankas vilniečių ekipos krepšininkai, tačiau tai yra tik antroji komandinė pražanga. Kibirkšties krepšininkės yra prasižengusios 3 kartus, tai yra surinkusios 3 komandinės pražangas, viešnios 2, taigi kol kas nėra metami baudos metimai, jeigu prasižengta nemetimo metu. Labai akivaizdžiai dabar bandė įkišti kamuolį Greta Šniokaitė Pikčiūtei ir perskaitysiu sumanę varžovės ir vėl Holmes labai gražiai bandė jį sužaisti, o čia blogiausia, kas galėjo nutikti vilnietėms. Atkovojusi kamuolį, Kadidija Anderson pelno 2 taškus ir negana to dar stos prie baudų metimo linijos, nes šios atakos metu prasižengė kibirkšties krepšininkė ir Anderson turi galimybę šios atakos metu pelnyti 3 taškus. Ką jį ir padaro. Jau seniai buvo likęs toks mažas aikštės šeimininkių pranašumas. 26-23, vos 3 taškais pirmauja aikštės šeimininkės. Kol kas tik 6 taškus antrajame kėlinyje pelnė kibirkšties krepšininkės. Atkovotas kamuolys po netikslaus metimo. Dar viena aikštės šeimininkių pozicinė ataka, kadangi naujas laikas atakai. Kuktienė. Ir vėlgi sunkokas metimas. Pastaruoju metu pagerino savo gynybą Ružambereko krepšininkės. Vis sunkiau ir sunkiau rasti spragų vilniečių puolimo arsenale. O varžovės dabar antrą ataką užbaigė panašiai. Vėl 2 taškai su pražanga. Na, negalime taip leisti pelnyti taškų svečių komandos žaidėjams, nes vienos atakos metu jos surinko 3 taškus. Dabar vėlgi ataka, kurios metu vėl gali vilnietės surinkti, tai yra varžovės surinkti 3 taškus ir tokiu būdu jau rezultatas taptų lygus. Tačiau laimiai nepataiko dabar viešnios, taigi išlieka minimali kibirkšties krepšininkų persvara 26-25. Jau 5 pražangas turi surinkusios kibirkšties krepšininkės. Netikslus tolimas Kvedarvičiūtės metimas, tačiau iškrapšto kamuolį dabar vilnietis, bet po to jau jis atitenka vėl Ružambereko krepšininkėms. Taigi po labai ilgos pertraukos varžovės gali vėl įsiveržti į priekį, kadangi vos 1 taškas skiria dabar komandas, o kamuolį kontroliuoja Slovakijos klubo žaidėjos. Jų ataka. 5 komandinės pražangas turi surinkusios vilnietis. Na ir dabar šis metimas nėra skaitomas, kadangi kibirkšties krepšininkė prasižengė prieš šį metimą. Taigi
Kelia Daniels, kelia į viršų ranką. Jos pirmoji asmeninė pražanga. Tačiau prie baudų metimo linijos stoja Kadirija Anderson. 32 metų švedė. Nepavyks jai dabar išvesti savo komandos į priekį, kadangi pirmasis baudos metimas klėja pro šalį. Geriausiu atveju, ką gali padaryti, jį išlyginti rezultatą. Ta jį ir padaro po gan ilgos pertraukos. Vėl rezultatas lygus. 26-26. Lieka žaisti jau mažiau nei 4 minutės antrajame rungtynių kėlinyje. Na, šį kartą man pasirodė, kad buvo pražanga, nes visiškai šalia buvau šio epizodo. Tačiau mačo arbitrai mano kitaip. O čia tritaškių metimu išveda svečių komandą į priekį. Jų žaidėja Tetė Mandova. 26-29, jau 3 taškų deficitas ir nebeturėdamas kito pasirinkimo. Aikštėje šeimininkų treneris Tadas Stankevičius prašo minutės pertraukėlės, kurios metu bandys patarti savo auklėtiniams, kaip rungtyniauti toliau, nes pastaruoju metu Kibirkšties komandos žaidimas įkrito į savotišką duobę ir antrajame kėlinyje varžovės spurtavo gan ženkliai. 6-17. Net 11 taškų persvara, kol kas antrąjį kėlinį pralaimi Vilnietis ir ištirpo tas turėtas pranašumas, kuris buvo po pirmojo kėlinio, kai Kibirkštis pirmavo 8 taškų persvarą, 20-12. Dabar visiškai priešingas vaizdas ir dabar jau aikštėje dominuoja Ružambereko krepšininkės, turinčios 3 taškų persvarą. Tiesa, laiko dar labai daug, dar 3,5 minutės antrajame rungtynių kėlinyje, laukia antroji rungtynių pusė ir dar ne kartą gali keistis šių rungtynių rezultatas. Svarbiausiai, kad viešnios nepabėgtų į priekį ir neįgytų dviženklės persvaros, kurie be galo būtų sunku likviduoti. Baigėsi minutės pertraukėlė, abiejų komandų krepšininkės grįžta į aikštelę ir kamuolį dabar iš užribio išmes Kibirkšties krepšininkės. Išmušė savotiškai iš vėžių tokia kieta agresyvi Ružambereko krepšininkų gynyba ir Vilnietis kol kas sunkiai randa priešnodžių, o viešnioms pradėjo ir sektis, kelis kartus jos įmetė su pražanga ir dabar gražiai pamatė Kvedaravičiūtė laisvą komandos draugę. Pikščiūtė atsidengusią po krepšiu, ši pelno 2 taškus iš po krepšio ir tik minimalė persvara dabar atsilieka Kibirkšties krepšininkės 28-29. Slovakijos klubo ataka ir vėl nespėja paskui varžoves dabar Vilniečių ekipos krepšininkės. Pražanga. Ir 2 baudos metimai į Kibirkšties krepšį. 28-29. 1 tašku priversti vytis varžoves. Dabar jau -2. 28-30. Ir vėl 3 taškų persvarą įgyja Ružambereko komanda. 31-28. Iki antrojo kėlinio pabaigos lieka komandoms rungtyniauti lygiai 3 minutės. Kokia klaida aikštės viduryje, na negalima taip klysti. Ir lengvus taškus iš po krepšio pelno Tetė Mandova. Jau 5 taškų pranašumą įgyja viešnios iš Slovakijos. 33-28. Galbūt ir trūksta agresyvumo aikštės šeimininkėms. Metimas iš 3 taškų pataiko Vita Kuktienė ir labai reikalingas šis tolimas metimas. Ovacijos žiūrovų tarpe 31-33. Vos 2 taškų deficitas. Ir dabar vėl priversos Vilnietis gintis nuo viešnių atakos. Na, problema yra ta, kad labai agresyviai Vilnietis gintis jau negali. Prasižengia yra 5 kartus, atkovotas kamuolys. Į priekį skuba aikštės šeimininkės. Metimas iš po krepšio ir vėl pakabojus šiek tiek ore. Daniels pelno 2 taškus ir lygina rezultatą. Gan greitai likvidavo 5 taškų deficitą Vilniaus Kibirkšties krepšininkės. Ta padaryti joms te prireikė 1 minutės laiko ir dabar vėl
Pusiausvyra 33, liko žaisti 2 minutės antrajame rungtynių kėlinyje. Aš jau minėjau transliacijos pradžioje, kad šiandieną gali būti taip, kad iki pat paskutinės sekundės nebus aišku, kasgi nugalės šiame susitikime. Rungtynių svarba be galo didelė. Jeigu šiandieną laimi Kibirkšties krepšininkės, jos 100% patenka į kitą varžybų etapą. Jeigu laimi Slovakės, tada jau gali nutikti įvairūs scenarijai. Nesinori, aišku, kalbėti apie jokius pralaimėjimus, tačiau, dar būtų nemažai vilties, jeigu Vilnietės, tarkim, nenoriu kalbėti apie pralaimėjimus, tačiau jeigu pralaimėtų, tarkim, 4 taškais, 3, 2 ar 1, tuomet dar būtų daug šansų, nes, kaip minėjau, pirmajame šių komandų susitikime Kibirkštis šventė pergalę išvykoje 5 taškų pranašumu, taigi surinkus po lygiai taškų abiems kolektyvams. Visų pirma, žiūrimas tarpusavio susitikimų balansas ir jeigu, tarkim, Vilnietės dabar yra laimėjusios 5 taškais, o pralaimėtų, tarkim, 4, 3 ar 2, tuomet surygus po lygiai taškų jos būtų aukštesnė, tai yra antroje šio pogrupio vietoje. Gali būti ir kitų scenarijų, tačiau jie yra mažai tikėtini, nes be šio susitikimo tiek Kibirkšties, tiek Ružombereko klubams teks žaisti išvykoje su vienvaldėmis šios grupės lyderėmis, Turkijos Antakijos krepšininkėmis, ir ten turbūt be galo bus sunku iškovoti pergalę tiek lietuvaitėms, tiek slovakiams. Metimas iš toli netikslus, įma kamuolį aikštės šeimininkės. Vedravičiūtė kovoja kamuolį. Valentinė vėl aikštėje. Kuktienė. Pražanga. Tačiau tai yra tik trečioji komandinė pražanga. Antrajame kėlinyje Vilniečių puolimui gal ir tiek trūksta agresyvumo, nes varžovės tik dabar, besibaigiant jau antrajam kėliniui, surenka trečiąją komandinę pražangą. Tuo tarpu aikštės šeimininkės jau seniai yra viršijusius 4 pražangų limitą ir visos pražangos yra baudžiamos baudų metimais į Vilniečių krepšį. Nepataiko šį kartą iš po krepšio. Ne iš po krepšio, iš vidutinės distancijos Kvedaravičiūtė, tačiau po krepšiu atsidūrusi Kmetova nesugraibo kamuolio ir kamuolys atitenka vėl aikštės šeimininkėms. Taigi naujas atakai skirtas laikas ir Vilniečių ataka. Ketvirtoji komandinė pražanga. Turbūt tai yra trenerio sumanymas žaisti per aukštas Vilniečių žaidėjas. Esant tokiai situacijai, kai varžovės nusileidžia ūgiu, turbūt verta daugiau kamuolių štai ir šiame epizode skirti aukštoms krepšininkėms, tačiau per daug jau gilai palindusi po lenta buvo Pikčiūtė, jos metimas netikslus, o dabar jau greita viešnių ataka ir prasižengia Vilnietės. Laimiai netikslus metimas, nes būtų skaityti šie taškai, jeigu būtų kamuolys tikras krepšį. Dabargi prie baudų metimo linijos stoja svečių ekipos lyderė Sekvaja Holmes. Pirmasis jos baudos metimas tikslus. 34-33. Pirmauja varžovės. 11-asis viešnių legionierės taškas. Antrasis metimas skrieja pro šalį. Įma atšokusi kamuolį Pikčiūtė. Ir dabar Vilnietis vėl gali įsiveržti į priekį, jeigu užbaigs rezultatyviai savo ataką. Prasidėjo paskutinioji antrojo kėlinio minutė. Daniels atlieka perdavimą Kvedaravičiūtei. Šities tritaškių linija. Neblogai pamato laisvą Pikčiūtę, tačiau iš dėkingos situacijos Vilniečių aukštaūgį meta pro šalį. O čia varžovių ataka suklaidina dabar Lietuvos ekipos gynėja Slovakija. Tai daro Minčikova ir vėl 3 taškais pirmauja Ružombereko komanda. 36-33. Aikštės šeimininkių ataka. Labai agresyviai ginasi Vilnietis. Na ir dabar mačo arbitrai fiksuoja, kad Kuktienė nusistumė varžovę, kovodama dėl geresnės pozicijos baudos aikštelės prieigose. Vilnietė neleistinai ranka nusistumė varžovę, tačiau metimai nebus metami, kadangi prasižengta buvo mūsiškių atakos metu. Ir dabar paskutinioji turbūt šio kėlinio ataka. Ir šią ataką atlieka Slovakijos klubo
krepšininkės. Lieka vos 8 sekundės, 3 taškų pranašumu pirmauja Ružombereko ekipa. Svarbu yra apsiginti ir neleisti varžovėms pelnyti taškų. Metimas iš vidutinio nuotolio, kamuolys skrieja pro krepšį, metimas netikslus, 36-33. Toks rezultatas po 2 kėlinių priekyje Slovakijos Ružombereko ekipa. Dabar 15 minučių pertrauka, po kurios sugrįšime ir stebėsime tiesioginę šio susitikimo transliaciją.
Tęsime transliaciją iš Lietuvos Ryto arenos, kur netrukus prasidės trečiasis rungtynių tarp Vilniaus Kibirkšties ir MBK Ružomberoko komandų kėlinys. Kol kas intriga išlieka, kasgi bus stipresnis šiuose rungtynėse, ar Vilnietės, ar viešnios iš Slovakijos. Po pirmųjų 20 žaidimo minučių 3 taškų pranašumu 36-33 pirmauja Slovakės, tačiau žaidimo laiko dar labai daug, 20 grynojo laiko žaidimo minučių, taigi aikštės šeimininkėms yra visos galimybės šiandieną pakovoti dėl pergalės, kuri yra be galo Vilnietėms reikalinga. Pirmose dviejose kėliniuose, kaip ir buvo galima tikėtis, vyko labai atkakli kova, apylygė ir statistika. Galbūt Vilnietėms reikėtų pagerinti kovą dėl atšokusių kamuolių, vis dėlto ūgiu jos nenusileidžia, 21-23 pralaimėjo lentą Kibirkšties krepšininkės varžovėms, tačiau kitose rodikliuose yra taip pat kur gerinti žaidimą. Klaidos Vilnietės padarė 10 klaidų, viešnios suklydo 7 sykius. Aikštės šeimininkės tiksliau meta tritaškius metimus, pataikyta 4 iš 6, beveik 67% tikslumas, viešnių tikslumas tik 33%, 1 iš 3. Taigi prasidėjo trečiasis rungtynių kėlinys ir šį kėlinį pradeda baltą aprangą vilkinčios aikštės šeimininkės. Jų ataka. Valentinė įveda kamuolį į baudos aikštelę, aukštaūgiai Pikčiūtei, tačiau šį kamuolį neapdoroja ir vėl net nepavyksta atlikti metimų į viešnių krepšį. Dabar jau reikia gintis nuo varžovių atakos. Jų ataka. Visų rungtynių metu šiandien asmeniškai ginasi tiek vienos, tiek kitos komandos žaidėjos. Šį kartą pernelyg didelė ūgio persvara buvo viešnių pusėje ir Kmetova kamuolį atšokus nuo lentos pagavo, dar kartą metimas ir šį kartą jau pataiko Švedijos pilietė Kadija Anderson. Pirmieji taškai trečiajame rungtynių kėlinyje ir 38-33. Jau 5 taškų pranašumu pirmauja viešnios iš Slovakijos. Nepavyksta pataikyti dabar vengrytei. 3 taškus pirmajame kėlinyje pelnė ši krepšininkė, o rezultatyviausia aikštės šeimininkių gretose buvo Vita Kuktienė, jos sąskaitoje 7 taškai. Linos Pikčiūtės sąskaitoje 6 taškai. Varžovių gretose, kaip ir buvo galima tikėtis, Sekvaja Holmes buvo pati rezultatyviausia, ji pelnė 11 taškų, o dabar dar vienas tolimas metimas į aikštės šeimininkių krepšį ir 5-0 tokiu spurtu pradeda Slovakijos trečiąjį rungtynių kėlinį. Nemalonus epizodas aikštės šeimininkėms, -8 taškai, 33-41, kol kas sausa žaidimo atkarpa vilniečių veiksmuose. Valentiniai net neleidžia pagalvoti apie tritaškį metimą. Kuktienė pašokusi metą, ir kaip apmaudžiai dabar kamuolys įsisuka iš lanko, tačiau ir toliau tęsis vilniečių ataka, nes kovoje dėl kamuolio atšokusio nuo lanko varžovės nusistūmė Kibirkšties krepšininkė ir tai užfiksavo mačo arbitrai. Daugiau nei 2 minutės prabėgo trečiajame rungtynių kėlinyje, kol kas nė karto nepavyko rezultatyviai užbaigti atakos aikštės šeimininkėms. Jos vėl dabar prie varžovių krepšio. Ir dabar neblogai suklaidinta varžovė. Kristina Vengrytė pelno 2 taškus. Šiek tiek mažina vilniečių atsilikimą. 35-41. 6 taškais kol kas atsiliekame. Visiškai laisva dabar išmetė svečių ekipos komandos narė Janka Minčikova. Pataiko ji ir vėl 8 taškai skiria komandas. Valentinė persivaro vidurio liniją, dabar Vengrytė su kamuoliu kairiajame krašte. Daug užtvarų stato Vilnietės viena kitai. Neblogai buvo išvestas kamuolys, bandymas išvesti prie krepšio aukštaūgė Pikčiūtė, bet dėja vėl
netikslus perdavimas ir kamuolys atsiduria užribyje, už aikštės ribų ir jį į žaidimą grąžins Ružombereko krepšininkės. Prabėgo jau beveik 3 minutės trečiajame rungtynių kėlinyje ir vilnietėms kol kas pavyko pelnyti vos 2 taškus. Ir dabar perimtas kamuolys. Daniels skuba į priekį, krinta varžovė, tačiau viskas pagal taisyklės. Ir nieko nedelsdama, dabar pašokusi Lina Pikčiūtė, siunčia kamuolį į krepšį ir vėl mažina atsilikimą iki 6 taškų. 37-43, prabėgo beveik trečdalis laiko trečiajame rungtynių kėlinyje. Kol kas po vieną asmeninę pražangą užsidirbo tiek vienos, tiek kitos komandos krepšininkės. Varžovių ataka. Reikia labai prižiūrėti šią juodaodę amerikietę, kuri vėl pelno 2 taškus. Sekvai Holmes. Siunčia kamuolį krepšį ir vėl 8 taškai. Dabar jau pradėjo vilnietės baigti rezultatyviai savo atakas, tačiau kol kas nepavyksta apsiginti. Praktiškai visos atakos, kurias rengia Ružombereko klubo žaidėjus, būna rezultatyvios. O čia atsako ir mūsiškių legionierė. Iš arti taškus pelno vilniečių komandos narė Kelly Daniels. Ir dabar 6 taškai skiria komandas, tačiau niekaip nepavyksta sustabdyti varžovių. Pražanga. Ir prie baudų metimų linijos rezultatyviausia tiek svečių, tiek viso mačo žaidėja Sekvaja Holmes, kuri dabar netrukus mes 2 baudos metimus. Tiksliau, vieną baudos metimą, kadangi buvo prieš tai pataikyta į krepšį ir 8 taškai vėl skiria komandas. 39-47. Vilniečio ataka. Kvedaravičiūtė ieško komandos draugių. Palikta 1-1. Na, iš labai sunkios padėties metė dabar Kvedaravičiūtė. Kairė ranka, sunku pataikyti tokį metimą. Normaliai nesispyrus nuo žemės. O čia klaida gynyboje ir iš po krepšio palikta. Anderson pelno taškus ir pirmą kartą šio vakaro susitikime viešnios įgyja dviženklę persvarą. 49-39 sužaidus beveik pusę laiko trečiajame rungtynių kėlinyje. Labai nesėkmingai klostosi trečiasis rungtynių kėlinys Kibirkšties krepšininkėms. Priminsiu, kad po pirmojo kėlinio vilnietės turėjo net 8 taškų pranašumą ir pirmavo rezultatu 20-12. Nebuvo labai tragiška situacija ir po 2 kėlinių, kuomet buvo -3 taškai, 33-36. Tačiau dabar jau situacija tikrai nemaloni. 10 taškų pranašumas. Ir kol kas nėra kažkokių tai priešnuodžių, kad sustabdyti taip įsismarkavusi Ružombereko klubą. Baigėsi minutės pertraukėlė, kurios prašė vilniečių komandos vyriausias treneris Tadas Stankevičius. Ilgai tarėsi vilniečių ekipos treneriai, šalia ir asistentė, trenerio asistentė Jurgita Štrimekytė Verbickienė. Na ir apie ką pasikalbėti dabar sostinės krepšininkėms, kadangi kol kas trečiojo kėlinio pradžia, na jau beveik pusę laiko sužaista trečiajame kėlinyje, klostosi vilnietėms nesėkmingai. Ir per tą laiką vos 6 taškus pavyko pelnyti aikštės šeimininkėms, tuo tarpu varžovės pelnė jų jau 13. Galbūt ir po vieną bando spręsti dabar visas problemas aikštės šeimininkės. Kristina Vengrytė dabar pašokusi metė, nepataikė, kamuolį atkovoja Slovakijos žaidėjos ir dar viena viešnių ataka. Nesugebant užpulti, reikia bent jau stengtis kiek įmanoma geriau gintis, nes po to pavyti varžovės bus be galo sunku. Skubėti dar nereikėtų, laiko yra daug, tačiau dviženklį varžovių persvara optimizmo kol kas nekelia.
Ir viską viena pati padaro dabar Vilniečių ekipos legionierė. Kėlė Daniels. Metimas iš po krepšio ir jau vienženklis varžovų pranašumas. 49-41. Dabar aikštės gynybą naudoja Vilnietis. Na, svarbiausia dabar yra nepraleisti tritaškių metimų į savo krepšį, nes, kaip žinia, pagrindinis ginklas prieš zoninę gynybą yra tolimi metimai. Jeigu varžovės nepataikytų, galbūt ir išmuštų šis gynybos sistemos pakeitimas varžovės, tačiau dabar prasižengta buvo prieš svečių ekipos legionierė, švedė Didija Anderson ir šį metą 2 baudos metimus. Pirmasis metimas skrieja pro šalį, suaktyvėjo ir žiūrovai, gausiau ir garsiau palaiko jie kibirkšties krepšininkę, supranta, kad šiandieną gali daug kas paaiškėti šiame susitikime dėl tolesnio patekimo ar nepatekimo į Europos taurės turnyro etapą. O tai norint padaryti, Vilnietėms būtina laimėti arba bent jau blogiausiu atveju pralaimėti nedaugiau nei 5 taškų skirtumų. Dabar kol kas yra -9. Taigi visoks scenarijus gali būti mačo pabaigoje. Kaip ten bebūtų, reikia stengtis žaisti kiek tai įmanoma ir galima geriau. Dabar gražiai atliktas Šniokaitės perdavimas, Pikčiūtė ir pastaroji pelno 2 taškus iš po krepšio. 43-50, vėl aikštės gynyba, naudoja kibirkšties krepšininkės, judri gynyba. Na, reikia prižiūrėti Holmes, tačiau ši nepataiko, paimtas kamuolys po savuoju krepšiu, Vengrytė. Na, negalima taip klysti, labai jau atviras ir akivaizdus buvo šis perdavimas. Na, čia vos nesužingsniuoja varžovų ekipos gynėja, atsidūrusi prieš Pikčiūtę, ji nedrįso atakuoti, pernelyg buvo didelis jau ūgio skirtumas. Ir šį kartą gudriai žaidžia Vilniečių komandos legionierė, greita ataka ir pernelyg stiprus perdavimas, dabar nepagavo šio kamuolio Kristina Vengrytė ir kamuolys vėl užribyje ir vėl ataką reks Ružambereko krepšininkės. -50, -7 taškai. Reikia apsiginti nuo šios Slovakijos ekipos atakos. Na, kol kas neblogai ginasi aikštė Vilnietis. Kol kas nenubūdė tolimais metimais varžovės. Ir dabar matome gan sudėtingas metimas. Na, dabar gerai apsigina Vilnietis berods jau 3 ar 4 atakas. Svarbiausia yra gerai užpulti. Ir tuomet rezultatas dar labiau sumažės. Vengrytė ir pataiko iš toli. Štai kokia sėkminga atkarpa Vilniečių žaidime ir jau gerokai linksmesni ir sirgalių ir atsarginių žaidėjų veidai. 46-50 sumažėja skirtumas iki 4 taškų, o visiškai neseniai varžovės turėjo jau dviženklę persvarą. 2,5 minutės lieka iki trečiojo kėlinuko pabaigos. 46-50 toks rezultatas dabar yra švieslentėje. Kol kas laimi Slovakės, tai yra Ružambereko krepšininkės, tačiau kol kas yra tik trečiojo kėlinio pabaiga ir kol kas mes dar negalime spręsti, kasgi šiandieną bus stipresnis šiame susitikime. Baigėsi minutės pertraukėlė, o dabar jos jau prašė svečių ekipos vyriausiasis treneris Stefanas Svitekas. Turbūt buvo modeliuojama, kaipgi reikia pulti prieš gan judrę aikštės šeimininkių zoninę gynybą, nes jau kelias atakas viešnios negali užpulti ir labai sėkmingai vėl Vilnietis išrikiuoja tą pačią gynybinę sistemą, kurią naudojo kelias pastaras atakas. Na ir štai derinys, įvestas kamuolys, tačiau iš dėkingos situacijos pabūgusi aukštų Vilniečių
žaidėjų, nepataiko varžovio ekipos narė ir dabar kibirkšties ataka ir galimybė dar labiau sušvelninti savo atsilikimą, tačiau pernelyg kietai grūmėsi baudos aikštelėje Lina Pikčiūtė ir jai skiriame pražanga. Na, šiandieną ne vieną ar ne du kartus vilnietės labai kietai kovoja, kaudomasis dėl geresnės vietos ir apmaudu, kad būtent prasižengia aikštės šeimininkės tuomet, kai jos atakuoja ir kontroliuoja kamuolį. Dar viena varžovio ataka, dar vienas tolimas metimas ir dar kartą nepataiko iš toli. Ružambereko krepšininkės. Keturias komandinės pražangas jau užsidirbo šiame kėlinyje vilnietis. Varžovės turi 2 komandinės pražangas, taigi jos gali leisti dar kiečiau gintis, nes kol kas baudos metimai nebus metami, jeigu bus prasižengta nemetimo metu, o dabar prasižengta metimo metu, todėl Vita Kuktienė stos prie baudų metimo linijos ir vilnietėms yra galimybė sumažinti savo atsilikimą tik iki 2 taškų. Na, atsilikinėti niekad nėra malonu, tačiau 2 taškai yra žymiai geriau nei 10. Kuktienė pataiko pirmąjį baudos metimą. 8 šios krepšininkės taškas ir 9. 48-50. Vos tik 2 taškų pranašumas. Ir jis buvo susikrautas būtent tuomet, kai puikiai suveikė vilniečių aikštės gynyba. Pusantros minutės lieka iki 3 kėlinuko pabaigos. Sėkmingai ginasi aikštės šeimininkės, perimtas kamuolys ir štai dabar greita ataka, kurios metu galima jau išlyginti, o galbūt ir persvelti rezultatą. Metimas iš toli, 3 taškai! Bingo! Pataiko Greta Šniokaitė ir kelia į viršų visus žiūrovus, kurie gausiai susirinkė čia Lietuvos Ryto arenoje. Iš savo vietų 51-50. Seniai jau nepirmavo Vilniaus kibirkšties komanda ir štai kaip atgyja žiūrovai. Holmes įmas iniciatyvos. Visiškai sutrikęs ir pakrykęs dabar varžovių puolimas. Na, be reikalo šiame epizode prasižengė vilniečių legionierė Daniels, kadangi yra tai jau 5 pražanga ir dabar galimybė varžovėms yra mesti 2 baudos metimus. Nebuvo ten tokia jau pavojinga situacija, kai žūtbūt reikia prasižengti. Na, ką padarysi, suprantama, kad neįmanoma visą laiką apsiginti nuo varžovių ir sutrikę varžovės meta pro šalį šį baudos metimą, tai daro Zuzana Brežaniova. Antrasis baudos metimas, tikslus ir pavyksta išlyginti slovakiams rezultatą. 51-51 prasidėjo paskutinioji 3 kėlinio minutė. Kuktienė persivaro vidurio liniją. Šniokaitė. Daniels. Metimas ir dabar pražanga. Prasižengta buvo metimo metu, į viršų kelia ranką Brežaniova, taigi legionierė iš Jungtinių Amerikos valstijų dabar stos prie baudų metimo linijos ir 2 metimai į Slovakijos MBK Ružambereko krepšį ir vėl galimybė išvesti savo komandą į priekį. Pirmasis baudos metimas dėja skrieja pro šalį. Dar kartą mes amerikietė nuo baudų metimo linijos. Antrasis baudos metimas tikslus. Nepatenkinta savimi legionierė, kad įmetė tik 1 metimą, tačiau tai nėra blogai. Dabar 1 tašku pirmauja kibirkšties krepšininkės, kurios labai judriai ginasi nuo varžovių atakų, o šios nespėja greitai skirstyti kamuolių ir automatiškai susiduria su problemus atakuojant. Štai dabar kiek pavėlavo varžovė ir kamuolys įskriejo visiškai čia šalia komentatorių. Blokas. Ir beje, šiandieną jau 3 blokas, kurį išrašo Vilniečių komandos žaidėjos varžovėms ir tai dar labiau išmuša iš Vėžių svečių komandą. Ir vėl skrieja metimas pro šalį. 52-51, rezultatas nekinta iki pat 3 kėlinio pabaigos. Gali kontroliuoti kamuolį Ružambereko komanda. Ir kamuolį
buvo jau be praranda viešnius, tačiau mačo arbitrai išvelgia, kad nuo Vilniečių komandos žaidėjos Kelės Daniels, kamuolys apleidžia aikštelę, taigi varžovės grąžina kamuolį į žaidimą, jų ataka. Metimas iš toli ir nepataiko dabar viešnių komandos lyderė, reikia mesti iš toli, tai daro Daniels, tačiau laikas baigėsi trečiajame kėlinyje ir po 3 kėlinių 1 taško persvara, 52-51 pirmauja Vilniaus Kibirkšties krepšininkės. Transliacija iš Lietuvos Ryto arenos, kur netrukus prasidės paskutinysis ketvirtasis rungtynių tarp Vilniaus Kibirkšties ir Slovakų Ružombereko klubo kėlinys. Kol kas minimalė 1 taško persvara priekyje aikštės šeimininkės Vilnietės, jos pirmauja rezultatu 52-51. Trečiasis kėlinys vyko labai permainingai, trečio kėlinio pradžia priklausė viešnioms, jos buvo įgijusios net dviženklį pranašumą, tačiau treneris Tadas Stankevičius panaudojo aikštės zoninę gynybą, kuri tapo neįkandama varžovėms ir praktiškai būtent tada įvyko persilaužimas, kai aikštės gynyba puikiai suveikė ir viešnios niekaip negalėjo užpulti. Beje, šiandieną, kalbant apie tritaškius metimus, o kaip žinia, būtent tokie metimai yra pagrindinis ginklas prieš zoninę gynybą, varžovės ženkliai nusileidžia Vilnietėms, jos meta vos 25% tikslumu, tik 2 metimai iš 8 buvo tikslus, o Kibirkšties krepšininkės kol kas tritaškius meta stulbinančiai tiksliai, 6 iš 8, tai yra 75% tikslumas. Tikrai puikus pataikymo procentas, tačiau dabar viskas vėl prasideda, galima sakyti, iš naujo. Prasideda paskutinysis ketvirtasis kėlinys ir jį pradeda varžovės. Pradeda netiksliu metimu, nepataiko Anderson, ima kamuolį Vilnietis ir Daniels neskubėdama persivaro vidurio liniją. 52-51 ir dabar kiekviena ataka, kiekvienas taškas yra aukso vertės. Šiandieną Vilnietėms labai reikalinga pergalė. Ji dar labiau reikalinga varžovėms, kurios pralaimėjo pirmasias rungtynes savo aikštėje. Daniels meta, nepataiko. Na, sunkokas buvo metimas, išlindo iš po užtvaros dabar amerikietė, metė iš toli. Deja, metimas netikslus, dabar reikia gintis, jau varžovų legionierė. Ir sėkmingai žaidžia gynyboje Kuktienė, neleido Anderson laisvai išmesti, o čia tolimas metimas ir vėl jis skrieja pro šalį. O kai tokie metimai skrieja pro šalį, tai aikštės gynyba dar labiau tinkama naudoti ir tada jau varžovės neužtikrintai meta, lyg ir bijo mesti iš toli, bijodamos pataikys ar nepataikys. Na dabar taip pat perėmė pavyzdį iš Vilniečių trenerio ir viešnios jos taip pat ginasi aikštę, tačiau Vilniečių tritaškių taiklumas, kaip aš jau minėjau, yra gerokai geresnis. Pagaliau pataiko ir varžovės, suprantame, kad neįmanoma visą laiką apsiginti. Minčikova pelno 2 taškus iš aikštės krašto ir vėl 1 taško persvara, 53-52 pirmauja Slovakės. Pusantros minutės prabėgo paskutinėjame ketvirtajame rungtynių kėlinyje. Vilniečių ataka, kurios dabar bando įveikti varžovių zoninę gynybą. Ščiautės perdavimas. Kuktienė visiškai laisva. Ajajai, kaip gaila, kamuolys neįkrenta į krepšį, tačiau jie atsikovoja Daniels. Ir naujas atakai laikas. Dar viena Vilniečių ataka. Ir dabar Vilnietės vėl organizuoja savo ataką. Ir pataiko dabar. Metimą aikštės šeimininkės, 55-53 plus 2 taškai. Įsisko kamuolys iš lanko, tai paranku
šeimininkėms. Kuktienė griebė kamuolį, atiduoda Šniokaitį, ši Daniels. Vengrytė, įvedamos kamuolys po krepšiu ir ai, kaip gaila, nepataiko dabar Aliminaitė iš dėkingos situacijos. Galėjo Vilnietis padidinti pranašumą iki 4 taškų, to nenutiko, o dabar laimiai, kad varžovės ir toliau šaudo pro šalį. 55, 53 plus 2 taškai. Išsaugo kamuolį aikštės šeimininkės. Kuktienė suklaidina varžovės. Atrodė, kad atliks perdavimą, tačiau nusprendžia mesti. Visiškai atsilaisvino nuo varžovių globos, dėja metimas netikslus. O čia labai aukšta trajektorija. Neturėdama kito pasirinkimo, Minčikova nuo lentos siunčia kamuolį į Vilniečių krepšį ir rezultatas lygus. 55-55. Aš jau minėjau transliacijos pradžioje, kad gali būti, jog iki pat mačo pabaigos bus labai įdomu ir intriga bus iki pat paskutinių sekundžių, nes šio mačo kaina yra be galo didelė ir vienai ir kitai komandai labai reikalinga pergalė. Metimas iš toli netikslus, nebespėja prie nuolanko šokosio kamuolio suskupti Daniels, o iš toli netiksliai atakavo Greta Šniokaitė. Keitimai Vilniečių gretose, pasirodo Celestė Trahan ir Rima Valentinė. Taip pat patyrė krepšininkės, Rima Valentinė, labiausiai patyrusi 34 metai šiai gynėjai. Galbūt prieš zoninę varžovų gynybą ir buvo išleista ji, žinant, kad ji labai gerai atakuoja iš 3 taškų zonos. Nepataiko dabar varžovės ir Vilniečių ataka. Nepataiko ir mūsiškės, taigi apsikeičia netiksliais metimais tiek viena, tiek kita komanda, taigi rezultatas nekinta. 55-55, netrukus įpusės paskutinysis ketvirtasis rungtynių kėlinys, kol kas šiame kėlinyje abi komandos neprasižengė nė karto, nes naudojant zoninę gynybą, suprantama, pražangų galbūt kiek ir mažiau, o čia jau išprovokuoja aikštės šeimininkių pražangą svečių ekipos lyderė Holmes ir ji dabar stos prie baudų metimo linijos. Pirmasis baudos metimas tikslus. Antrasis baudos metimas taip pat tikslus. 55-57, 2 taškais pirmauja viešnios ir dabar Vilniečių ataka. Valentinė. Neblogas įvedimas kamuolio ir dabar 2 taškai bei pražanga. Aliminaitė pelno 2 taškus iš po krepšio ir dar priverčia prasižengti vieną iš varžovių, taigi rezultatas lygus. O svečių ekipos žaidėja Teta Mondova gauna 5 asmeninę pražangą ir priversta visam laikui apleisti aikštelę. 5 taškus šiandieną pelnė ši Slovakija. Rezultatas lygus ir dar vienas baudos metimas. Jis skrieja pro šalį. Ginčą fiksuoja mačo arbitrai. O eiliškumo tvarka dabar kamuolys atiteks kibirkšties krepšininkėms, taigi galimybė vėl yra įsiveržti į priekį, kol kas rezultatas lygus 57-57, 5 minutės ir 9 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos.
Pakėlė nuotaiką vyrauja čia Lietuvos Ryto arenoje. Šokėjos linksmina žiūrovus, kurie taip pat visi linksmi. Dauguma žiūrovų geros nuotaikos, kadangi prisiminus trečiojo kėlinio vidurį, kuomet vilnietis turėjo 10 taškų deficitą, dabar tai yra jau praeitis ir dabar aikštės šeimininkės yra gan neblogoje situacijoje. Rezultatas yra lygus ir vilniečių ataka. Mažiau nei pusę laiko lieka žaisti paskutinėjame ketvirtajame kėlinyje. Metimas iš toli, dėja nepataiko aikštės šeimininkių žaidėja Fedoravičiūtė, imtas kamuolys, Vadapalnė vėl. Metimas, dar vienas metimas ir vėl kamuolys skrieja pro šalį. Fedoravičiūtė prametė 2 kartus, reikia apsiginti nuo varžovių atakų. Kol kas tik viena pražanga yra. Ajajai, vos neperima kamuolio Valentinė, o čia labai gudriai žaidžia Kristina Vengrytė. Be pražangos sugeba išmušti kamuolį iš varžovių krepšininkės rankų. 10 sekundžių lieka varžovių atakai. Anderson. Perdavimas atgal. Ieško varžovių lyderis. Vis dėlto spėja išmesti paskutinę atakai skirtą sekundę. Svečių ekipos lyderį Holmes. Ir 57-59. 2 taškais atsilieka vilnietis. Holmes pelnė savo 19 tašką. Dabar kaip tik jį su kamuoliu. Ir vos nepraranda kamuolio. Vengrytė labai neblogai ginasi šį krepšininkį. Tiesa, šį kartą jau pažeidžia taisyklės. Antroji komandinė pražanga. Pailsėjusi aikštelė. Grįžta Kelė Daniels. Jį keičia ką tik pražanga užsidirbusią Kristina Vengrytė. Ir varžovių ataka. Ir toliau aikštę ginasi vilnietis. Nuo trečiojo kėlinio vidurio pradėjo taikyti zoninę gynybą šeimininkų treneris Stankevičius. Jis kol kas pasiteisino, tačiau vis dėlto tikėtis, kad visi metimai skries pro šalį ir pro šalį, turbūt naivu. Dabar nesėkminga vėl atkarpa kibirkšties žaidime. 57-62, minus 5 taškai, Vilniečio ataka. Pastebėjo laisvą, na kaip taip pramesti iš po krepšio. Ajajajajai. Alminaitė visiškai laisva, prametė iš po krepšio ir atrodė, kad jau tikrai bus 2 taškai garantuoti, tačiau vėl priverstos atidirbti gynyboje Vilniečių komandos narės. O čia dar 2 taškus į kibirkšties krepšį siunčia Ružamberko krepšininkės ir vėl nemaloni situacija, minus 7 taškai, 57-64. 7 taškais kol kas atsilieka kibirkšties krepšininkės. 3 minutės lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos ir 3 minutės lieka vilnietėms, kad pagerinti savo situaciją ir išsigelbėti šiame susitikime. Na, o jeigu neįsigelbėti, tai bent jau pralaimėti nedidesnių nei 5 taškų skirtumų, būtent 5 taškais. Vilnietė šventė pergalę išvykoje, kuomet spalio 24 dieną rezultatu 59-54 nugalėjo Ružamberko klubą. Baigėsi minutės pertraukėlė, kurios paprašė aikštės šeimininkų vyr treneris Tadas Stankevičius. Ir dabar 3 minutės lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Kibirkšties ataka. Persivaro kamuolį į varžovų aikštės pusę. Dabar Vilnietis. Daniels. Kuktienė. Valentinė.
9 sekundės atakai. Kuktienė. Ir dabar prasižengta prieš Vilniečių komandos žaidėją. 2 baudos metimai į Ružombereko klubo krepšį. Dvylika taškų iki šios akimirkos yra pelniusi Kuktienė, pati rezultatyviausia Vilniečių ekipos žaidėja. Pirmasis baudos metimas tikslus. 58-64 ir 59-64. Minus 5 taškai ir 2,5 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Labai svarbu dabar apsiginti ir nesuteikti varžovėms šansų dar labiau nutolti. Holmes pašokusi metą ir pataiko. Na, labai sunku sulaikyti šią krepšininkę, kuri pelno savo 21 tašką. Aš jau minėjau, kad 22,5 taško toks yra šios krepšininkės vidurkis, rungtyniaujant Europos taurės turnyruose. Vėl minus 7 taškai. Ir čia blokuojamas Pikčiūtės metimas, tačiau laimiai pavyksta dabar išsaugoti kamuolį Vilnietėms, nes kovodama dėl kamuolio Ružombereko krepšininkė užmina galinę liniją ir likus 2 minutėms Vilnietės išsimeta kamuolį iš užribio varžovio aikštės pusėje. Fedoravičiūtė. Daniels. Iš 3 taškų. 3 taškai! Pataiko Kelly Daniels ir tik 5 taškai skiria komandas. 61-66. 1 minutė 40 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Nepataiko varžovės. Daniels ima kamuolį. Dideliu greičiu nusivaro po varžovių krepšių. Viena praeina ir pražanga. Pražanga varžovių ekipos žaidėjai. Prasižengta buvo metimo metu, todėl legionieriai iš Jungtinių Amerikos valstijų stos prie baudų metimo linijos. 2 baudos metimai į Ružombereko krepšį ir galimybė sumažinti atsilikimą iki 3 taškų. Tai būtų labai neblogai, nes vienu metu buvo minus 7. Na, permainingas, labai permainingas susitikimas, 2 lygiaverčių varžovų dvikova. Tai būtų galime apibūdinti šias rungtynes. Nepataiko Daniels pirmojo baudos metimo. Dar vienas metimas į Ružombereko krepšį. Šį kartą kamuolys skrodžia tinklelį. 62-66. Minus 4 taškai ir jau mažiau nei pusantros minutės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Pataiko iš aikštės krašto svečių ekipos snaiperė Eva Kmetova. 6 taškai skiria komandas. 62-68. Valentinė. Ir pražanga dabar Ružombereko komandai. Ketvirtoji komandinė pražanga. Išprovokavo šiame epizode Mantė Fedoravičiūtė varžovės pražanga, tačiau prasižengta buvo nemetimo metu ir iš už šoninės linijos dabar kamuolį į žaidimą grąžins Rima Valentinė. 54 sekundės lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Valentinė su kamuoliu. Perdavimas po krepšiu ir kaip apmaudžiai dabar nepataiko Vilnietis iš po krepšio. Jau kelintą kartą šiame kėlinyje Vilnietis siunčia kamuolį ne į krepšį, o šalia jo. Labai apmaudu. Labai reikalingi buvo dabar taškai šios atakos metu. Ir pavyksta apsiginti. Na, dabar kietai gynėsi Vilnietis, tačiau mačo arbitrai neižvelgė pražangos. Valentinė. Iš 3 taškų. Vėl nepavyksta Vilnietėms. Na, dabar labai sudėtinga situacija. Vos 14 sekundžių lieka iki rungtynių pabaigos. Na, iki rungtynių, turbūt iki, taip, reikia sakyti iki rungtynių pabaigos. 14 sekundžių, nes sunku tikėtis, kad likviduos Vilnietis 6 taškų deficitą. Bet situacija ta, kad dabar jau turbūt reikia prasižengti, nes kito varianto nėra.
Priminsiu, kad Vilnietis laimėjo 5 taškais pirmąjį susitikimą, o dabar yra 6 taškų deficitas. Taigi, jeigu taip ir pasibaigtų rungtynės, tai realiai liktų nedaug šansų Vilnietėms patekti į kitą etapą. Tai yra, reiktų, šansų būtų, tačiau reiktų išvykoje įveikti Turkijos klubą Antakiją ir tikėtis, kad būtent Turkijos namuose nugalės Slovakijas. Tai yra šio vakaro varžovės Ružomberko krepšininkės. Ir tokiu būdu Vilnietis gali surinkti daugiau, vieną pergalę daugiau. O jeigu jos surinks po lygiai pergalių, tuomet bus žiūrama į tarpusavio susitikimų statistiką, o šiai sekundėje, šiai akimirkai jinai 1 tašku yra parankesnė Slovakėms. Tačiau mačas dar nesibaigė, dar yra 14,5 sekundės ir žiūrėkime, kaipgi viskas klostysis čia Lietuvos Ryto arenoje per šias likusias sekundės iki finalinės rungtynių sirenos. Pražanga, trečioji komandinė pražanga, turbūt nuspręsta buvo dabar specialiai prasiženginėti, kad varžovės mestų baudas, tarkim, tikėtis, kad nepataikys ir paskui Vilnietėms dar pelnyti galbūt tritaškį metimą. Taip, visiškai suprantamas ir logiškas toks sprendimas. Reikia prasiženginėti, 4 komandinė pražanga ir dabar jau, kai kitą kartą prasižengs kibirkšties krepšininkės, bus metami baudos metimai į jų krepšį, nes tai yra 4 komandinė pražanga. Beveik 11 sekundžių lieka iki finalinės sirenos. O dabar neskuba varžovės ir dabar pagaliau pavyksta prasižengti Rimai Valentiniai. Tai yra 5 komandinė pražanga, 5 ir Rimos Valentinės asmeninė pražanga. Valentinė šiandieną taškų nepelnė. Apleidžia į aikštelę, ir dabar reikia tikėtis, kad sudrebės svečių komandos žaidėjos, Jankos Minčiukovas su ranka. Ji 10 taškų pelnė šio vakaro susitikime, pataiko šį metimą Slovakijos krepšininkė, plius 7 Ružomberko naudai, dabar 69-62. Ir antrasis baudos metimas skrieja pro šalį. Minutės pertraukėlės prašo dabar vienas iš trenerių. Lygiai 7 sekundės lieka iki susitikimo pabaigos. 62-70. Dabar reikalingas būtinai tritaškis metimas, nes įmetus dvitaškį metimą vis tiek liktų dar 6 taškų varžovų pranašumas, kurios pirmauja dabar 8 taškais. 70-62. Šiandieną Vilniečių gretose nerezultatyviausiai žaidžia Vita Kuktienė, jie pelnė 14 taškų, o Kėlės Denel sąskaitoje yra 12 taškų. Svečių gretose, kaip ir buvo galime prognozuoti prieš rungtynes, nesulaikoma yra legionieriai iš Jungtinių Amerikos valstijų, Sekvaja Holmes, jos sąskaitoje 21 taškas. Į pabaigą artėja minutės pertraukėlė, netrukus krepšininkės pasirodys ant parketo ir paskutinėsios 7 sekundės šiame atkakliame šio vakaro susitikime. Grįžta aikštelė, abiejų komandų krepšininkės. Daniels grąžins kamuolį iš už šoninės linijos. Derinys dabar Vilniečių komandai. Iš 3 taškų metą nepataiko Vilniečių komandos žaidėja. Kova dėl kamuolio ir vis dėlto šiandieną 8 taškų persvarą laimi Ružomberko krepšininkės. Taigi Ružomberkas atsirevanšuoja Vilnietėms už pralaimėjimą pirmajame šių komandų susitikime, kuomet Vilnietė šventė pergalę 5 taškais, šiandien 8 taškais šventė pergalę Slovakijos, galutinis rungtynių rezultatas 70-62. MBK
Ružombereko komandos naudai. Šias rungtynės komentavau aš, Gintaras Brazdžionis. Ačiū uždėmesį, viso geriausio, mili krepšinio aistruoliai.